Nu, šitie va vitaminai yra labai geri dalykai, bet jų negalima taip pat padauginti. Čia va matot, kiek čia visko yra. Galiu parodyti. Va, kokių čia visokių dalykų. Jūsų kasdienis vitaminų mineralų šaltinis. Čia ir mineralai yra kartu ir viskas va. Aviečių ir alavijų skonio. Čia jisai vat. Galima daug čia tokių visokių yra ir geležies skonio. Aviečių ir alavijų visokių čia gali būti. Ir va kokių vitaminų. Betinas, necinas, vitaminas C, vitaminas E, cinkas, selenas. Yra ir geležies vitaminų įvairiausių. Žiūrint žmogus, ką jisai renkasi, ko jam trūksta organizmui. Bet aš noriu pasakyti, kad negalima jų perdozuoti. Jo, galiu išgerti va iki čia maždaug, daugiausia per dieną. Jeigu dar silpna, jeigu tau blogai jautiesi, jeigu tavo spaudimas žemas, tai gali ir daugiau šiek tiek išgerti. Bet negalima viršti normos, nes jeigu viršysi, tai galite labai blogai pasijausti. Kai kam tai gali trūkumas būti vitaminų, tai jiem gali ir visas butelis išeiti, bet aš nepatariu tai gerti, nes labai blogai gali pasidaryti sveikatai. Nes vitaminai yra aktyvūs ir jie tikrai suveikia žmogui ir jų padauginti negalima. Nes kaip ir vaistai, jeigu perdozuosi, gali blogai pasidaryti. Man tai aš negaliu, jeigu aš per daug išgeriu, aš pagal save sakau, man pradeda sukyla temperatūra ir galvoja ir karštis, kakta karšta būna, spaudimas toks didelis būna, kad turiu net gerti aspiriną, žinokit. Nu tikrai aš nepatariu niekam taip per daug perdozuoti. Reikėtų va tik tai kitiek išgerti. Daugiausiai. Va tiek. Ir viskas, nes jeigu padauginsi, tai blogai pasijausit patys. Gal kai kuriem ir ne, bet aš sakau, nepatariu, nes vitaminai kaip ir vaistai, jie gali būti per stiprus, jeigu padaugini jų. Tad vitaminai irgi, čia jie grini dedasi tie vitaminai ir jie veikia rimtai. Ir skonis visai nepaprastas, yra įvairiausių skonių, yra geležies, yra kitokių su įvairiais vitaminais. Patarčiau va tokius nusipirkti, jie, žinokit, labai gerai organizmui. Vietoj tų paprastų vitaminų šitie gėrimai labai gerai. Galima šaltus laikyti, galima šaltai juos laikyti, galima karštį laikyti ir gerti po truputį. Bet sakau, nepadauginkit. Aš su jais stiprus organizmas būdavo. Man draugė rekomendavo, aš jai labai dėkinga esu. Jie tikrai nuostabi draugė. Patarė teisingai vietoj tų energetinių gerti šituos. Ir žinokit, vietoj energetinių geriausia tokius ir turėti. Vietoj energetinių geriausia tokius ir turėti ir gerti. Kad tai kur kas sveikesnis organizmas ir tikrai pasikrauni daug nuo jų ir jautiesi labai gerai. Tai va, rekomenduoju.